Ok, nusiraminom po pirmo uždavinio, dabar galim išspręsti ir antrą. Jo, abu po 25 taškus. Ok. Įtariu, kad šitam uždavinį nebus brūkšnių, tai bus šiek tiek ramesnis sprendimas, bet pažiūrėkim, ką turim. Okay, turim miestų daug. Turim miesto pavadinimą, turim apskrities pavadinimą ir gyventojų skaičių. Ok. Reikia surasti, kiek miestuose yra gyventojų. Tai čia suma? Ar ką? Kiek apskrityse čia turi, jie galvoja tikriausiai. Jo, nes reiks išmest apskritį, mažiausią miestą ir kiek iš viso apskrityje yra gyventojų. Jo. Ok, ir pagaliau abėcėlės reikiavimas, kurį mes darėm. Pirmam epizode, man atrodo, 2011 metų ar antram. Jo. Ok. Gana įdomus. Įdomus uždavinys, atrodo, nemažai čia reikalų bus. Jo, tai taip ir norėjau daryti du struktus, kaip ir jie čia prašo daryti du duomenų tipus. Du įrašų duomenų tipus, tai dvi struktūras, jo, duomenims apie miestus ir duomenis apie apskritis, kaip ir norėjau daryti. Taip ir prašo, tai labai gerai, nes labai intuityvus sprendimo būdas. Jo, kaip čia miestai, bet tarkim miestai pavadinkim. Miestai, jo. Galim pasirašyti default kodą, nu iš karto žinom, kad reikia skaityti iš failų, tai ir fstreamą galim įtraukti, nes pamiršom įtraukti visada ir po to reikia įtraukti visose uždaviniuose. Taip, ir tada galim iš karto susikurti dvi struktūras. Pirmiausia, miestui. Vietos šitą nereikia. Jo, ką mieste turim? Taip, tai turim pirmiausia pavadinimą. Jis yra 20 simbolių ilgio. Pavadinimas. O, vėl galim dėl viso pikto pridėti, tarkim, 2. Tada apskritis. 13 vėl galim dėl viso pikto pridėti 2. Ir jo gyventojų skaičių. Int gyventojų skaičius. Taip, tai čia turi miestą ir tada apskritis reikės turėti, tai vėlgi. O čia pavadinimas, tik vėl čia ten turėjom 15 ilgį, tai čia irgi galim dėti 15 ilgį. Ir taip, tada dar apskrities mums reikia mažiausio miesto gyventojų skaičius. Mažiausia miesto gyventojai, tarkim. Ir tada kiek iš viso apskrities miestas yra gyventojų. Taip, tai čia dar galim pridėti viso gyventojų. Jo, ir atrodo, viskas čia. Gerai, turim tas dvi struktūras, tada galim pradėti spręsti uždavinį. Taip, vienmačias masyvas, jo įrašų duomenių saugoti. Palai neprašo jokių funkcijų nuskaityti duomenims ir niekam kitam. Neprašo visiškai. Nu, tai galim viską sudėti į mainą, kaip sakoma, blemba, vėl aš čia atsitikęs pamenu. Taip, tai viską galim dėti į mainą, tai galim ir dėti tą mainą viską.
jau pakankamai tų funkcijų prirašėm ir kitose uždaviniuose. Tai pirmiausia, turim int k ir tada mums reiks didelio masyvo miestų, kuris gali būti net iki 103, eina savo. Tai miestas miestai turim, vėl 103, nu tarkim 110 dėl viso pikto padarom. Ir tada galim nedaryti tos funkcijos. Arba galim daryti, nes visose kitose uždaviniuose vis tiek reikia daryti. Nu, blemba, kadangi daug tų uždavinių, kurių vis tiek reikia daryti, nu tai ir taip žinot, kaip padaryti. Tai, jei nežinot, galite pasižiūrėti kitus uždavinius. Čia, tarkim, aš nedarysiu šį kartą. Tai kartais fin pasidarom. Vėl nepamirškim, kad vėliau reiks uždaryti. Tiesiog visą šitą galėtum sukelti į funkciją, tik reiktų parametrus pasirašyti ir tiek žinių, bet tada nusiskaitom ką, tada pereinam per visus tos mūsų miestus. Taip, tada ką čia turim ir reikia skaityti vėl tada su klasikiniu praignoruojam. Tai eilutės galą buvusios, kad mūsų tolimesnė get funkcija gerai veiktų, nes jį ima simbolius ir reikia praignoruoti buvusios eilutės galą, kaip visada. Taip, ir tada nusiskaitom, ką čia nusiskaitysim, miesto šito pavadinimą, kurio ilgis yra 20, bet reikia pridėti vienetą, nes nuskaito šitą skaičių -1. Kaip visada, tai rašom 21, o ne 20 ir tada nusiskaitom analogiškai šito miesto apskritį, kuri yra 13 pozicijų, pridedam vienetą, vėlgi 14 pozicijų, nes vėlgi nusiskaito šitą skaičių -1 ir į paskutinį įdeda 0 simbolį. Taip, ir tada nusiskaitom savo ramiai gyventojų skaičių. Taip, tai čia tada yra tiek žinių su nuskaitimu. Nusiskaitėm, uždarėm failą ir viskas. Lembam, gal ir įdedu visą šitą į funkciją, nu čia tam bus paprasčiau. Mažiau chaoso, tarkim, nuskaityti duomenis. Čia vėl galim tą paduoti ką ir miestus ir visą šitą galim įdėti į funkciją. Oi, nuskaityti duomenis. Jau taip įpranti daryti. Ir vėl čia turim miestas, miestai. Kai taip įpranti daryti ir kažkaip norisi daryti vėliau. Ir vėl čia paliekam tik prototipą, visą funkciją nukeliam į galą, kaip jie visada nori. Ir jo galim pasidaryti tada duomenų failą. Ir čia reiks daug tarpelių sudėti blemba. Kaip jie visada nori. O tu dieve šventas, gerai. Reikia 20 iš viso, kad būtų simbolių, ne? Taip, tai kiek turi Vilnius? 3 plus 4 turi 7. Tai reikia padėti 13 tarpelių, kad iš viso būtų, ne? Įtariu. 1, 2, 3, padėjom 3. Tada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, visus kitus. Oi, net ne pagal šitą. Pagal šitą, tikėkimės reikia daryti. Nu, jeigu būsim netyčia ne tą kiekį padėję tarpelių, tai daug pataisysim, nes neveiks programa. Oi, padėjom 20 iš viso simbolių, tai viskas gerai bus. Taip. Nu, dabar turėtų veikti. Jo. Ok, lyg ir nesulūžo, visai gerai. Taip, ir tada nusiskaitėm ir tada reiks rasti tos rezultatus, ne?
Ir dar vėliau išrikiuot reiks. Ok, bet pirmiausia reiks surast, kiek iš viso apskričių yra, ne? Aha. Nu tai tarkim galim pasidaryt. Tai kad čia turim kiek apskričių iš viso gali būt. Priskirti 10 apskričių, ne? Turim tokį faktą. Jo, tai gerai. Tai galim ir pasidaryti iš karto ir masyvą, tarkim, apskritys. Na ir žinom, kad negali būti daugiau nei 10, bet įvedam dėl viso pikto, tarkim, dar 2, kaip visada. Ir jo, tada ir galim eit per visus miestus ir pažiūrėti, ar čia turim naują apskritį. Tarkim, einam, ne, per tos K miestų. Ir tada kaip žiūrim, galim dar žiūrėti viso apskričių kiekis, tarkim, apskričių kiekis. Iš pradžių sakom, kad 0, nu, bet aiškiai bent viena bus. Nu, turim miestą ir jis turi kažkokią apskritį. Tai tarkim, galim pereit per visas apskritis, kiek jų jau turim. Ir tarkim, pasidaryt bool, ar jau buvo apskritis, kuris iš pradžių sakom, kad nebuvo, ir jeigu tos apskrities, kurią jau turim, apskritys ta juotoji, per kurią einam, pavadinimas yra toks pats kaip mūsų dabartinio miesto apskrities pavadinimas. Tai tada jau buvo apskritis yra tiesa, nu ir galim breikinti šito ciklo. Nu, galėtum ir nebreikinti, nes realiai nėra svarbu. Vis tiek, jeigu jau radom, nu, tai bus true, kad čia prasuks pro tas kitas apskritis, nėra svarbu, nu, bet galim ir tą breiką palikti. Nes toliau suktą ciklą kaip nebeapsimoka. Taip, ir jeigu šauktukas jau buvo apskritis, nu, tai tas pats, jeigu jau buvo apskritis lygu false, tai reiškia, kad radom naują apskritį, tai apskričių kiekis plus plus. Ir tada apskritis, gerai, nu gerai, galim sakyti, kad, ne, gal čia geriau. Nu, sukurt galim tiesiog naują apskritį, apskritis nauja yra tiesiog, mes čia nieko nepriskirsim, neskaitant pavadinimo, ne, tai tiesiog, nagi jau turim sukūrę ten kažką, tai apskritys, apskričių kiekis, pavadinimą mes jai čia tik surandam, yra tiesiog to miesto kitojo apskritis. Nu ir apskričių kiekį tada padidinam, tai vėlgi čia kelinta bus, nu tai iš pradžio jei buvo 0, tai čia bus nulinė, nu žmoniškais terminais kalbant pirma. Ir tada padidinsim, tai vis jau sekančiai apskričiai priskirinėsim tą pavadinimą. Ir jo, taip surasim visas tas apskritis, kiek jų yra. Nu, šitą galiu palikti mainę čia. Galėčiau nukelti ir į funkciją, aišku. Nu, bet tiesiog čia galiu pakomentuoti, kad ieškome, kiek yra skirtingų apskričių. Tas pats, kas funkcija. Viską šitai funkciją nukelt būtų paprasta. Bet galim čia palikti, tarkim. Ir jau turim tada, kiek yra skirtingų apskričių. Nu, galim pažiūrėti, ar teisingai surandam. Apskričių kiekį bent jau būtų visai gerai teisingai surasti. Aha. Pavadinimas. Jo, galvoju. Ar negalim tai priskirinėti vieną masyvą kitam, tikrai? Negalim daryti tokio dalyko, ne, jie sako, kad jeigu turim int A5 ir int B5,
Ir B lyga negalim daryti, sako, ne? Jo. Nu, tada nieko nepadarysi, tada reikia eiti per ciklą. Dar vieną. Ir 15. Ir individualiai tos simbolius priskirti tada, kad to pavadinimo, jo tasis simbolis yra to miesto apskrities jo tasis simbolis. Nu tai čia tą patį padaro, tik pereina per kiekvieną simbolį individualiai, bet turėtų veikti lygiai. Tada. Ar 15 skirtingų apskričių man paskaičiuoja? Aha. Aha, tai šito niekada. Tai gerai. Išprintinkim apskritį. Šičia. Tai žiūrėkim, ką turim. Ir turim čia labai blogus dalykus. Turim, kad net nenusiskaitom normaliai miesto apskrities, ne? Taip, tai pažiūrėkim tada. Vėl gali būti, kad tarpelių vieno per mažai arba per daug padėjom. Bet pažiūrėkim tada. Ar nusiskaitom pavadinimus normaliai? Panašu, kad visiškai ne. Taip. Gerai, Vilnius nusiskaitom, bet tada Vilniaus nusiskaitom. Nes tarpelių nepadėjau po šito, reikia, kad būtų 13 blemba. Taip. Vėl Vilniaus, kiek tada čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu, 15 miestų biškai daugiau, čia tos tarpelius sudėliot, bet jo. Visada reikia sudėliot tarpelius, kitaip neveikia programos šituose uždaviniuose. Bonk, bonk. Taip, ir dabar turėtų. Na gerai, galim pažiūrėti bent jau normaliai nusiskaitom. Taip, pagaliau viską nusiskaitom normaliai. Labai gerai. Taip, bet apskaičių kiekiai vis tiek nesąmoningai suskaičiuojami. Taip, tada. Aha, labai gerai. Nuo 15 mes apskričių įtraukiam, net jeigu tokia apskritis jau buvo. Tai tada pasižiūrime. Įtraukiame ir apskritys. Skirčių kiekis. Pavadinimas. Nu, sakom, kad visus ir įtraukiam. Tai lygiai ir mūsų šitas patikrinimas visiškai neveikia. Nu, tada šitas palyginimas turi visiškai neveikti. Lyginame. Ir tada lyginam su šitu dalyku. Oi, tas jau biškai per daug čia. Gausi duomenų. Nu, bet gerai. Taip, lyginam. Pala, įtraukiam reikia įdėti. Turėtų palyginimai būti tik po to, kai kažką įtraukiam, ne? Taip, įtraukiam Vilnių. Tada einam.
Vilnių lyginam su Utenos, neįtraukiam ir Uteną. Taip, tada Vilnius su Alytaus lyginam ir Utenos nerandam, įtraukiam Alytaus. Tada čia jau lyginam Alytaus su Alytaus. Ir čia nėra turinio natūrų šitam palyginime. Aha. Dabar galvoju, kodėl. Jeigu mes šitą palyginimą, nu tiesiog šitas palyginimas niekada nėra turų pagal tai, kas vyksta. Turėtų visur būti tik nuliai. Ir visur ir yra tik nuliai. Tai galvoju, kaip taip įmanoma. Kaip veikia čiarų masyvų palyginimas, jeigu čia jie nėra lygus. Tai reiškia, kad po šito paskyrimo jie irgi nėra lygus. Kaip įdomiai. Mes per visą dydį pereinam ir nustatom, kad toks pats yra. Kiekvienas elementas, kaip gali būti kiekvienas elementas būti toks pat, bet masyvai būtų nelygus, galvoju. Gerai, pala. Čia šitas dabar neaktualu. Jo, jie vis tiek nėra lygus. Net jei kiekvienas elementas yra lygus. Tai tada fundamentaliai turi būti, kad jei mes turim, tarkim, tokius masyvus, tai net jei elementai juose vienodi ir mums leidžia lygint, čia turėtų išmest mums nulį, taip išeina. Pačioj pradžioj. Vėl reikia iškomentuoti viską. Jo, vis tiek neveikia taip masyvų lyginimas. Ok. Tai tada mums reikia savo palyginimą pasidaryti. I guess. Tai tik neina lygint masyvų. Ką buvau visai pamiršęs. Nes jo, I guess mes nelyginam. Blemba, ar mes tikrai jokiam kitam uždavinį nelyginom čiarų masyvų? Galvoju. Blemba, gal ir nelyginom iš tikro. Nu, tada jei neina taip lyginti, tai palyginti apskritį savo pasirašom. Tiesiog pirma apskritis, masyvas antra apskritis. Tai žinom, kad tiesiog turim 15 ilgio tą pavadinimą kiekvienos apskrities. Tai jeigu pirma apskritis tas simbolis yra nelygus antra apskritis įtajam simboliui, tai tada return false, kad nėra lygo, o jeigu niekada nėra nesutampančių simbolių, tai tiesiog yra lygu. Tai čia vienodas ar apskritys vienodas, galim taip pavadinti. Taip, nu ir tada čia turim tiesiog, kad jeigu
jeigu ar apskritys vienodos su miestai tai apskritim ir apskritys vietoje pavadinimu. Na, tai tas pats, ką mes čia lyginam. Tiesiog apskritį iš apskričių visų, per kurias einam, ir to miesto dabartinio apskritį. Tai tada jau buvo tokia apskritis. Ir tada turėtų gerai skaičiuoti. Aha. Čia neuždėjau masyvo ženkliuką. Dabar suskaičiuoja 9. Gerai, jau geriau. Jau ne 15, jau 9. Tai dabar galim pažiūrėti, kada mes įtraukiam kurias apskritis jau. Tai įtraukiam. Ir tik clearly kažkur lyginimas vis tiek neveikia. Kaip įdomiai. Oi, kodėl taip gali būti? Geras klausimas. Bet čia pedabogint netaip ir lengva šį kartą gerai. Tai vėl tada reikia daugiau išsiskirinėt dalykų. Nu, čia aišku įtraukiam tą, kurią turim. Taip, gerai. Dabartinis miestas, nu gerai, ne dabartinė apskritis, vėlgi miesto apskritį išsiprintinam. Ir žiūrim, su kuo lyginam. Lyginam su. Ir vėl turim. Taip. O jie tas tik nuo jos jau tie simboliai reikia išvesti. Gerai. Tai vėlgi čia problema, kad Uteną lyginam su Utena ir vis tiek įtraukiam Uteną. Tai mūsų net šitas palyginimas vis tiek neveikia. Galvoju, kodėl tada jis neveiks. Nes vėl mūsų masyvai yra abu 15 simbolių ilgio. Taip. Nes paskutiniai elementai yra šiukšlės. Mes kažką įrašom tik į 14 elementų. Tai dėl to čia man reikia ne per visą elementą, ne per visą masyvą, tik per tą, kurį mes perrašom, nes paskutiniai elementai vis tiek yra šiukšlės. Realiai tik per 13 užtenka eiti, nes tik 13 turėtų būti įrašyto teksto, kuris yra aktualus, o kiti elementai yra šiukšlės. Tai dėl to ten yra nesutapimai. Ir dėl to ir palyginimai masyvų neveiktų, vis tiek jau turėjom, tai šitaip negalim lyginti. Su čiarais, manau, veiktų, jei turim čiar A lygo. Atrodo. Aš galiu rašyti taip, man atrodo. Čia aišku masyvas. Taip, man atrodo, šitaip tada veiktų. Vėl tas debuginimas visą. Nu, kol kas čia ilgiausias buvo debuginimas iš visų, kiek dariau. Ne, vis tiek 0 man rašo. Palauk tik. O jėtus tik išsiprintint reikia. A ir B. Ne, dėl to neveikia taip.
palyginimas čarų masyvų. Ok. Nu tai reikia savo tą palyginimą. Ne, pala. Bet tada su string compare galim lyginti. Jeigu string compare darytum A ir B, tai jeigu jis nulis, tada jie lygus. Tai tada turėtų veikti, tik reikia čia including dar C stringą, kad string compare galėtum daryti. Vis tiek nulį grąžina. Crazy, jūs juokaujat? Nu, bet jeigu A, B lygina, tai tada grąžina, kad A mažesnis, o atvirkščiai. Atvirkščiai. Bet jeigu lygus, tai negrąžina. Tai jūs juokaujat? Kažko turiu nesuprast fundamentaliai. Norėčiau pavyzdžių, kada išveda nulį, pavyzdžiui. Nu, kai su savim lygina, nu, tai aišku, pats savo yra lygus. Aš norėčiau, kada išveda nulį, kai yra... Nu, vėl su savim lygina, nu, su savim tai aišku, kad su savim lyginant išves nulį, bet kai to pat... Net čia man išveda nulį. Ai, ne, išveda nulį, nes jie lygus, taip aš jau brainfartinau. O čia viskas gerai, nes išveda nulį tada, kai jie lygus. Nulį ten tas praeitas palyginimas blogai išlygindavo, blogai išvesdavo. Jo, tai su string compare reikia lyginti, tiesiog pamiršęs buvau. Jo, nes jeigu bandom su operatorium lyginti, tada netiesa grąžina, bet string compare'as gerai grąžina. Jo. Tai dėl to, kai mes turėjom su string compare'u, kai lyginom, tada viskas buvo gerai. O su operatorium negrąžina, kad lygus, net jeigu yra lygus. Visai įdomus dalykas. Visai naudinga žinoti tikrai. Bet jo, tada tam mūsų lyginimui reikia tik 13 simbolių lyginti. Nu, arba čia galėtum daryti 14 simbolių tą masyvą. Tiesiog griežtai pridėti tik vieną ir tada irgi galėtum su string compare'u daryti. Man atrodo, string compare'ui mes pozicijų negalim nurodyti, kiek paduot. Jo, negalim. Lyg ir parametrai yra tik tai 2. Compare first and... įdomu, ar tokia yra funkcija. Nu, substringą galėtum paduot. Ok. Nu, žodžiu, pasirašyti galim ir savo tą palyginimą. Žodžiu, bet dabar išsiaiškinau, kad turėtų pagaliau veikti. Pagaliau veikti turėtų. Pagaliau 3 apskritys, va Jėzus. Tai visa problema buvo, kad mūsų stringus lygino blogai, o lygino blogai, nes yra papildomas dydis ir yra šiukšlės masyvo. Ir dar operatoriai nelabai gerai veikia. Lyginant čarų masyvus, tai reikia su string compare'u lyginti. Vajetus. Kiek daug laiko užtruko išsiaiškinti tokį dalyką. Tikrai crazy, bet pagaliau. Nu ir tada, kadangi ten tik tos 13 lyginam, tai čia irgi galime įti tik per tos 13. Žodžiu. Visiškai crazy. Bet logiška, viskas logiška. Nes mano smegenys tikriausiai jau nelabai gerai funkcionuoja tokioje dienos daly. Bet jo. Tada galim surasti mažiausią miesto gyventojų apskrities. Čia jau viskas tada. Gana paprasta, tiesiog einam
per kiekvieną apskritį, apskričių kiekis. Ir tada tiesiog einam per visus miestus. Labai paprastai, čia maži skaičiai, tai nereikia jokių stebuklų daryti. Einam per K, kas yra miestų kiekis. Ir tiesiog tada, jeigu, vėlgi, aš tik dėl įdomumo parašysiu pirmiausia su lygu, nes man kažkaip smegenys dabar nepriima šitos tiesos. Jeigu vėlgi apskritys. Bet vėlgi negali būti lygu, nes vėlgi tai reikia lyginti su savo funkcija, nes vėlgi ten yra šiukšlės, kurių mes kol kas neperrašę esam. Jo, kaip mes pasivadinom, ar apskritys vienodos, tai jeigu ar apskritys vienodos, ta mūsų apskritis įtoji, pavadinimas ir miestas juotasis taškas apskritis. Jeigu sutampa, tada reikia žiūrėti, ne, tą mažiausią miesto gyventojai, ne, tarkim, žinom, kad jų bus ten nedaugiau nei 600 000, galim net nukopijuoti šitą skaičių, tarkim, minimumas negali būti mažesnis negu didžiausias elementas, o viso gyventojų galim 0 nustatyti, nes reikės sumuoti gyventojus. Taip, tai tada, jeigu tas apskritis vienodas, tai žiūrim, tada jeigu mūsų apskrities įtosios mažiausio miesto gyventojų kiekis yra didesnis negu dabartinio miesto gyventojų skaičius, tai tada tiesiog reiškia, kad mūsų mažiausio miesto gyventojų tas kiekis yra tampa naujų minimumo tas gyventojų skaičius. Na, čia galėtume keisti vietom, jeigu gal šiek tiek aiškiau logika būtų. Jeigu šitas miesto gyventojų kiekis yra mažesnis negu mūsų dabartinis minimumas, tai to naujo minimumo tampa šitas skaičius, kuris yra mažesnis už dabartinį minimumą ir dėl to jis yra naujas minimumas. Tai labai logiška. Na ir nesvarbu, ar ten mažiau ar daugiau, vis tiek mes norim ką padaryti. Tai pridėt prie apskrities tosios viso gyventojų, pridedam miesto jotojo gyventojų kiekį, gyventojų skaičių. Jo, ir taip, kiekvieną apskaičiai pereisim per visus miestus ir jeigu sutampa, tai yra tas miestas priklauso tai apskaičiai, tai tada surasim ir minimą ir susumuosim. O tai, kad aš vėl, kad neprisidaryčiau čia nesąmonę, aš iš karto noriu išsiprintinti į konsolę. Apskritį tai pavadinimą, apskrities įtosios mažiausiai miesto gyventojų ir tada dar apskrities įtosios viso gyventojų. Kad pažiūrėti iš karto, kad čia nesąmonė per daug. Aha, ir plus būtų gerai daryti. Aha. Taip, ir tada man kažkas šiukšlės išvedinėja pavadinimą. Oi, tas džizlais, bet skaičiuoja bent jau tikiuosi gerai. Taip, skaičiuoja gerai, tik aišku dar neišrikiavom. Tik išvedinėja pavadinimą, ten kažkokius šūdus daro. Gerai. Tai čia gal per 15 man reikia gal dėl to. Jo, nes jei nepereinu per 15, tai tada ten vėlgi ne tarpeliais užsipildo, o šiukšlėm, tai reikia kiekvieną elementą priskirt tvarkingai, kai priskirinėjam vieno čiarų masyvo reikšmės kitam čiarų masyvui. Taip, ir tada viską čia skaičiuoja gerai, man per daug paranoja buvo po to debuginimo bilio kokio, bet jo čia
Skaičiuojame apskrities gyventojus ir ieškome mažiausio gyventojų kiekio. Ir jau tada viską surandam ir tada lieka išrikiuoti apskritis. Mūsų rikiavimo čia vėl abėcėlės tvarka, bet jau žinom, kaip rikiuot abėcėlės tvarka, nes jau darėm 2011 metų, man atrodo, kažkuriam uždavinį rikiavimą pagal abėcėlę. Bet vėlgi visada visus rikiavimus darom tiesiog paprastą burbulo rikiavimą. Tai kiekvienai apskričiai einam per už jos esančias apskritis. Ir žiūrim tada. Pirmiausia, rikiuojam pagal mažiausių miesto gyventojų skaičiaus didėjimo tvarka. Taip, tai tada jeigu tos apskrities juodosios, kuri yra dešiniau, mažiausių miesto gyventojai, jeigu yra mažesnis negu mūsų apskrities juodosios mažiausio miesto gyventojai. Čia labai ilgai eilutė gavosi, bet taip jau pasivadinom. Tai tada reikia mums apkeisti apskritį juodąją ir juodąją vietomis. Taip, ir tada ta apskritis su mažesniu gyventojų kiekiu atsidurs pirmiau. Ir vėl įprastas burbulo rikiavimas, kurie nematėt praeitų epizodų, galite pasižiūrėti, kur šiek tiek plačiau aiškinu, kaip jis veikia. Jo, bet čia viskas taip, bet tada turim tą papildomą atvejį, kad jei vienodas gyventojų skaičius, reikia abėcėlės tvarka surikiuoti. Tai tada tiesiog ten bus ne mažiau, o jeigu lygu, tada reikia patikrinti. Palyginimas galim pasiimti vėl string compare. tą funkciją, apie kurią kalbėjau kitose epizoduose ir net šį čia panaudojau ir rodžiau. Taip, tada reikia palyginti apskrities juodosios pavadinimą su apskrities juodosios pavadinimu. Čia nesvarbu, kuria tvarka. Įrašom. Bet vėlgi, tada abėcėlės tvarka, tai reiškia, kad jeigu pagal abėcėlę šitas kairiau esantis bus pirmiau, tai tada grąžins neigiamą skaičių, tai reiškia viskas gerai, nes taip ir turi būti. Tarkim, jeigu ABC lygintų su BCD, tai grąžintų neigiamą skaičių arba -1, nes šitas yra kairiau, mažesnis. Nu, jeigu BCD lygintų su ACD, tarkim, tai tada grąžintų teigiamą skaičių. Tai mums reikia apkeisti vietom, tik tada, jeigu tas palyginimas yra teigiamas, tai yra, jeigu nėra išrikiuota pagal abėcėlę, tai tada irgi mums reikia daryti swapą šitą. Ir tada turėtų būti išrikiuota. Čia rikiuojame apskritis. Jo ir išrikiavom galų gale. Vėlgi čia neprašo mūsų daugiau jokių funkcijų daryti. Tai tada ir išvedam duomenis. Tikiuosi, kad viską čia gerai suskaičiavo, nes aš jau labai tingėčiau debuginti. Vėlgi upstreamą susikuriam, uždarom failą ir pereinam per kiekvieną apskritį. Vėlgi prieš tai išvedam, kiek turim apskričių. Ir kiekvienai apskričiai išvedam ką? Pavadinimą. Mažiausiai gyventojų kiekį. Ir dar po tarpelio. Apskrities juodosios viso gyventojų. Ir turėtų veikti. Aha, taip, pala, čia nepadėjau vėl operatorius. Ir čia I, o ne J. Nežinau, kaip aš ten J parašiau. Ir konsoliai dar išvedinėjau kažkur kažką, palikau. O čia palikau dar. Pala. Jo. Viskas.
Gerai. Ai, čia viskas gerai, buvo tiesiog aš kaut vietoj kaut parašiau. Dieve, dieve. Ir dabar turėtų viską gražiai išvesti. Taip, tik pala, aš galvoju. O, nu kodėl tai gražiai išveda? Gerai, tikriausiai todėl, nes aš čia tarpus padėjau, bet jie čia kažkokį super tarpą dės. Tai kaip ir visose kituose tokiuose uždaviniuose, kur išvedinėjom tos vardus, kad čia būtų gražus tas rikiavimas. Tai prieš išvedinėjant pavadinimą mums reikia pasidaryti tokį dalyką dėl viso pikto, kad tiesiog čia jos atve funkcijai reikėjo manipo. Vėlgi apie šitą kalbėjau praeituose epizoduose, bet esmė tiesiog, kad pasakom, kad 13 simbolių eilutę išvesim ir left tiesiog pasako, kad šitas pavadinimas apskrities bus kairiai tos eilutės pusėje, nes defaultiškai būna dešiniai dažniausiai. Ir jo, čia dėl viso pikto užtikrinam, kad tikrai 13 simbolių eilutę išvesim, kur tarsi tarpai būtų, jeigu pavadinimas trumpesnis būtų už 13, ko dažnai prireikia, bet šiuo atveju čia viską gerai išveda, nes mes tarpų daug pridėjom, bet ten jie gal kažkaip kitaip gali padaryti, nebūtinai su tarpais tą visą ilgį. Taip, šitas nepakenkia ir tarsi apsisaugom, kad tikrai visada gražiai išvesim. Vėlgi, čia šiaip ir reikalavimuose nerašo, kad reikia gražiai išvesti. Gal ir gražiai neišvedė nenuima taškų, nesu tikras, bet jo, čia tada viską gražiai išrikiuoja. Nu, tik tarsi nepatikriname čia rikiavimą su šitu testu, viską čia gerai suskaičiuoja. Kad patikrinti rikiavimą galim pridėti, tarkim, įsivaizduojamas savivaldybės, kokias nors 17, tarkim. Gerai, čia kopijuojam, tarkim, šitą 2 kartus. Zarasai, nu, miesto pavadinimas čia nėra svarbus. Bet, tarkim, turėsim ne Utenos, o tarkim, nu, žodžiu, A, B, C, D, E, F, kad būtų kaip Utenos. Ir čia turėsim B, C, D, E, F, G, tarkim. Ir jo abiejų yra vienodas. Nu, čia apkeičiam vietom, gerai, tarkim, Z yra pirma raidė. Tai turėtų išrikiuotam apsikeisti vietom ir pirmiau būti ne Z, o B. Ta prasidedanti. Tai pažiūrėkime, ar tada veikia. Taip, tada ir... Aha, pala, nesuveikia. Norit pasakyti. Gerai. Pažiūrėkime. Gerai, tikrai, kad nepasvopinu jų vietom, nes pagal abėcėlę vėl pirmiau turėtų eiti B šitas dalykas. Pagal skaičius, aišku, gerai išrikiuoja, tai vėlgi reiškia tada, kad čia... Čia nepakeičiau ženklą, tiesiog čia lygu turi būti, jeigu lygus yra mažiausio gyventojų kiekis. Dėl to visada reikia prasitestuoti su testais, sunkesniais negu paprastas. Jo, ir tada viskas veikia gerai. Tiesiog ženklo klaida, nepakeičiau šito ženklo, nes kopijavau ir palikau mažiau ženklą, kur aišku čia šitą darom tik tada, jeigu mažiausių miesto gyventojų kiekiai yra lygus. Jo, ir tada pasvopina ir išrikiuoja pagal abėcėlę, kaip mums ir reikėjo, apkeičia vietom tą Z miestą, Z apskritį su B apskritim. Tai reiškia, kad reikėjo ir pagal abėcėlę teisingai, kuo įsitikinom. Dėl to visada reikia savo testus pasidaryti labai greitai, kur ištestuoja, pavyzdžiui, ar išsirikiuoja gerai,
ar kažkokį sunkesnį atvejį. Nu, su rikiavimu visada reikia pasižiūrėti, ar gerai rikiuoja visais atvejais įmanomais. Ir ta pirminė sąlyga pagal miestus, nuo mažiausiai, kad didžiausia, ir pagal abėcėlę. Ar išrikiuoja? Gerai, pakomentuojame, išvedame duomenis. Rikiuojame apskritis, jei reikia, rikiuojame pagal abėcėlę. Nu, čia aišku, kad rikiuojame pagal mažiausiai miesto gyventojus. Jo, ir tada tas funkcijas, na, šitą funkciją galim nukelti į galą irgi. Čia galim palikti prototipą. Jo. Bulk. Taip. Ir atrodo viskas tikrai veikia. Nu, galim vėlgi ištrinti tas mūsų dvi papildomas pridėtas, kad tais pradiniais duomenimis įtikintum, kad viskas veikia. Ir jau gaunam tą patį, ką prieš tai. Tikrai išrikiuojam, suskaičiuojam viską teisingai. Koks buvo uždavinys. Vėl čia senas failas. Tikrai ne iš lengvųjų, tikrai ne iš lengvųjų uždavinys. Nu vėl, kaip ir viskas, ką reikia padaryti, nėra taip sunku. Bet tas čarų masyvų lyginimas buvo keistas. Tikrai, jo, čia visus reikalavimus įvykdėm. Jo, tikrai buvo keista tas masyvų lyginimas, blemba. Labai įdomiai. Negalima masyvų, netgi čarų masyvų taip lyginti. Aš kažkodėl galvojau, kad galima. Nes vėlgi, jeigu mes vietoj savo lyginimo čia įdėtum string compare, tarkim, ir pabandytum string compare'as šitų dviejų dalykų, kuriuos mes dabar pasilyginam. Tai vėl tikriausiai mūsų lūžtų, ne, programa, jeigu vietoj šito, kurį čia aš kopijuoju, vėliau grąžinsiu atgal, čia įdėtum. Tik čia intas, nes string compare'as grąžina intą vienodas, tarkim, lygu. Vėl čia palyginimas. Galėtų dėti palyginimas. Tada turėtų neveikti programa vėl, ne? Turėtų nerikiuoti normaliai. Ne, vis dėlto išrikiuoja, pala. O jeigu čia dedam palyginimą, čia, ne? Palyginimas. Gal aš tą tiesiog string compare turėjau naudoti. String compare'as vėl šitų dalykų. Nes string compare'as turėtų veikti taip pat kaip mano funkcija, tik kad pereit per visą masyvą. Jeigu palyginimas vėl yra lygu 0, čia turėtų sulūžti mūsų programa, ne? Ne, tada viską gerai suskaičiuoja realiai. Tai tiesiog operatorius neveikia, o string compare'as veikia, pasirodo. Net ir su šiukšliniam reikšmėm. Nejaugi. Panašu, kad taip. Tiesiog string compare'as. Taip gerai veikia. Kur jeigu šiukšlinė reikšmė, tai jis ir pažymė, kad abi yra šiukšlinės ir tarsi jos lygios. Oho, nejaugi. Na, aišku, kitas dalykas, kaip galėjom išspręsti, tai čia tiesiog, tarkim,
tą masyvą visą tarpais užpildyti iš karto. Nu, vėl galėjom tikslų dydį dėti. Yra daug būdų. Pala, panašu, tiesiog tada mano funkcijos nereikia, tiesiog reikia string compare naudot. Vėlgi, jeigu šitą visą ištrinam ir paliekam tik string compare. Ir jei viskas veikia, nu tada nereiktų mano funkcijos niekur. Jo, panašu, tiesiog reikia string compare naudot. Šiaip ant sprogos smegenys ir buvau visai pamiršęs. Į string compare nesulaužo net šiukšlinės reikšmės. Tai aš dėl to ir prisimenu, tikrai galvojau, kad eina lygint čarų masyvus, bet netiesiogiai per operatorių pasirodo. O per string compare. Jo, ir tada viskas nesulūžta, tai tada net nereikėjo to mano palyginimo. Pas mano funkcijas. Jo, tai tiesiog string compare'as pasirodo yra nuostabi funkcija, kuri visada jums padės, jei norit lyginti stringus, net jeigu jie lygus, tiesiog string compare naudokit. Nes string compare'as yra, pasirodo, dieviškas dalykas, tiesiog kuris visas problemas išsprendžia labai greitai. Ir su jo reikiot galima pagal abėcėlę, nesvarbu kokia tvarka, labai gerai. Jo, tai išvada šito uždavinio, kad string compare'as yra dieviškas dalykas, naudokit string compare ir išvengsit labai daug nesąmonių ir sutaupysit labai daug laiko. Jo, tai aš tikrai pavargęs po šiandienos sprendimų ir šitam uždaviniui. Tiek žinių.